klausimas, kodėl jaučiu pasyvumą viskam? Ir kodėl rodo moteris dirba, daro savo mylimą veiklą, deja, aš esu pavargusi, išsekusi, nieko nebenoriu daryti. Kaip savo mokymuose mokau, pasyvumas, kai pasiekiam, tai yra blogiausias dalykas. Geriau jau būti piktam, nusivylusiam, verkiančiam, bet pasyvumas yra ta nulinė stadija, kada sudėtinga labai yra iš jos išlipti. Ir išlipa tik tie, kurie apsibrėžia tikslą bet kokiu būdu, kiek laiko užims tai pakeisti. Tai yra labai labai sudėtingas etapas, visiems linkiu nepasiduoti, įmanoma išlipti. Kodėl kalbu apie tai, nes žinau. 2009 turėjau perdegimą ir tas pasyvumas yra jau ženklas link to. Aš šio pasyvumo neturėjau. Pasyvumas įvyko jau po perdegimo. Perdegimas tai yra psichologinis išsekimas nuo pastovaus streso. Jame labai daug projektų ir, kaip jau žinot, dirbau labai stipriai vyriškai energijai. Tame stumime neprisikroviau, neįjungiau tų pojūčių, seksualios energijos, savo kūno, moteriškumo. Ir kai mes varom pagal tą vyrišką modelį kaip moteris, mes išsikraunam. Tai greičiausias būdas išlipti iš to, jaučiu pasyvumo, nieko nenoriu daryti, lovai gulėti ir galbūt skūstis pykti ant pasaulio. Ar nieko nejausti iš tikrųjų, kas yra baisiausias. Atsimenu, kai aš buvau ant sofos, sėdėjau, teliką žiedavau, vieną dalyką, ką dariau teisingai, iš pradžių tai sportuodavau, bet vis tiek turėti iš valios jausmo, ne iš kaifo. Atsimenu, pagalvojau, duotų man kas nors $1,000,000, sakytų, eik šopingis. Sakyčiau, ačiū, nenoriu. Žodžiu, tas pasyvumas nesvarbu koks. Saldainiukas, kaip gyvenimo, kurį norėtum gaut, saldainiukas kaip simbolis, jau yra nebeįdomu. Kai perdegam, tai yra nebeįdomu. Lietuvoje turbūt to yra mažiau, bet užsienyje, vakaruose, Amerikoje, ypatingai Amerikoje, moteris perdeginėja kaip lemputės. Nes ta vakarietiška kultūra gi populiaru, dabar čia aš moteris viską galiu ir vaikus auginti, galiu ir varyti gerą stiprią karjerą, viską galiu atlaikyti, aš superwoman, žinai, visose frontuose. Ir jeigu nėra to įjungimo moteriškumo, o moteriškumas yra labiau tas buvimas, tos energijos susirinkimas, darimas malonių praktikų, taip visom ateis tas krašto galas, kada išsikrausim, išsijungs tą lemputę. Tai pirmi ženklai yra, kada pradedi atsijungti gal nuo žmonių, kai prasideda nemiga, stresas, pasyvumas, nenoras daryti, tada jau yra ženklas, kad einam link perdegimo. Tai labai svarbu pastebėti šitos ženklus ir pradėti keistis, pradėti imti kitokius veikimo mechanizmus, tai yra tą mūsų elgesį keisti, mūsų gyvenimo stilių pakeisti, iš varimo kažkokios tai karjeros ar ko sustoti ir pagalvoti, vad ateina, kai rašau tą video 24-ieji, pagalvoti, ką naujo galėčiau įdėti pojūčiams. Namų darbus, kuriuos davė mano gydytoja tuo metu ir taip pat buvo tantros mokytoja, kasdien, kadangi tai buvo Tailande, eiti maudytis. Jaučiam vandenį, tai yra kaip vandens masažas. Taip pat kai kurios specifinės jogos asanos. Aš jau buvau tantros mokykloje, tai daug praktikų tantrinių buvo. Taip pat darbas su mąstymu. Mano atveju buvo nepriėmimas moteriškumo ir kodėl aš žiūrėjau negatyviai. Tai buvo darbas su tais aspektais. Ir po 3 mėnesių tikrai turėjau gerų rezultatų. Ir kai nukrypstu vėlgi į tą vyrišką darymą arba mąstymą, galvoju per daug, iškart sugrįžta tie simptomai. Vieną kartą perdegi, tai jau tampi jautresnis tam. Tai labai svarbu stebėti ir sustoti. Štai kabinau nemažai video, kaip nekritikuoti nieko darymą. Mums reikia nieko daryti. Mums reikia visiems kartais nieko nedaryti.
Vaikai, kada yra nieko nedarantis ir sako, skundžiasi man nuobodu, tada jie tampa kūrybingi. Tada jie atranda kažkokias veiklas. Jeigu visada prikišam planšetę veiklą, dar kažko nebelieka vietos. Šiemet pradedu metus nuo kelionės Meksikoje, kuri nesuplanuota. Tiesiog einu eiliškume ir aiškinus, kur einam, ką darom. Daug iššūkių. Va dabar įrašinėjau džiunglėse ir kai atvykus čia norėjau bėgti, kadangi ką aš čia veiksiu. Mes tiek užprogramuoti, kad mes turim kažką veikti, turim būti produktyvus, turim daryti, pastovus tas ėjimas. Judesys kūnui labai gerai, moterim ypatingai. Bet stebėkim, kiek gyvenam galvose, kiek įjungiam pojūčių. Jei kasdien paklaus tavęs, kokią tą veiklą galėtum daryti, kasdien, kuri prikraus tavo energijos. Mums kaip moterim šokis, nuostabus dalykas, pridėsiu linką prie 30 dienų šokio, kuris pakėlė ne vieną moterį iš sustingimo, iš nejautros, iš nenoro daryti į energetiką. Tai lengviausias būdas apsibrėžti tikslą, patiks, nepatiks. 30 dienų šokų, kūno judinimas, įjungimas, to kaifo atradimas, įves tave į kitą žingsniuką. Nauji metai ne už kalnų. Ir taip pat pridedu atsipalaidavimo programą. Tai yra jausmingumo įjungimas savo kūne. Nuraminimas savo nervinės sistemos, parasimpatetinė sistema, 5 čakrų vedamoji meditacija. Atversi tom seksualumą, taip pat atpalaiduosi savo nervus. Taigi pridedu tas abi opcijas tau, galbūt išsirinksi abi, galbūt išsirinksi vieną, bet tai lengviausias žingsnis link įjungimo savęs. Nei viena diena neverta gyventi pasyviai. Gyvenimas yra nuostabus, gražus, jeigu esi įjungus šitą energetiką. Ir pabūk su gamta. Gamta labai stipriai pakrauna. Tas jausmas, pabuvau šį ryte, nepabėgau iš tų džiunglių, tikrai atidovanoja, jaučiuosi ramesnė, jaučiuosi gamtoje visai kitokia. Tai Lietuvoje turim labai gražių vietų, nesvarbu kokiu oru. Pabūk, išeik, kad apsikabink medį. Pamatysi, kiek, jeigu darysi pastoviai, daugiau bus energijos. Keis savo ritualus ir taip pat įpročius. Behavior, tą elgesio formulę turi pakeisti, kad pastoviai išlaikytum naują būseną. Nes kažkas, pažiūrėk, praeitį iš tavo elgesio įpročių privedė tave prie šito pasyvumo. Taigi linkiu nuostabių 24-ųjų, linkiu daug energijos pasikrauti pozityvumu ir džiaugtis gyvenimu. Mes tą ir ką kontroliuojam, tai ką turim. Gyvenimas gražus, kai mes jaučiam daug džiaugsmo. Ateisom.